Dauguma žmonių galvoja, kad kaklo skausmas yra tik kaklo problema, bet mokslas sako ką kita. Buvo atliktas tyrimas su 92 žmonėmis. Dalis jų turėjo kaklo skausmo, dalis ne. Mokslininkai atkreipė dėmesį ne tik į kaklą, bet ir į krūtinės stuburo dalies padėtį. Žmonės su kaklo skausmu turėjo apie 7 laipsniais didesnį krūtinės stuburo kampą. Tai reiškia labiau suapvalintą ir mažiau judrią krūtinės stuburo dalį. Tuo pačiu kraniovertebralinis kampas buvo apie 8 laipsniais mažesnis. Tai reiškia labiau atsikiršusią galvą į priekį. Kakle atsiranda daugiau įtampos, didesnė apkrova ir galiausiai skausmas. Todėl jeigu skauda kaklą, sprendimas dažnai nėra vien tik kaklo pratimai. Mobilesnė krūtinė, mažesnė apkrova kaklui. Štai keli pratimai, kuriais galime padidinti krūtinės stuburo dalies mobilumą. Pasidedame volą ties menčių apatiniais kraštais, suneriame rankas už galvos ir atliekame tiesimą per stuburo krūtinę dalį. Jeigu pirmas pratimas buvo tiesimo amplitudei didinti, šis pratimas yra skirtas rotacijai atkurti. Suneriame rankas už galvos, prisiglaudžiame prie sienos ir rotuojame. Visas judesys vyksta palei sieną.